Pagaliau mano kemšeštas turi lankus. Na ką, baigti darbeliai su Karolinos puslankiais. Kas kodėl? Taip, puslankis ir mes pasirinkom jį vyrint, nedaryti išimamo, nes vis dėlto manau, kad padarius kanarų privyrintą, tu gali pasileisti arčiau truputį kėbulo ir pasidaryti stipresnį tvirtinimą puslankio prie kėbulo, nei kad būna su išimamais. Tai privyrinom prie slenkščio, prie kelių plokštumų dėl tvirtumo ir padarėm pilną kryžių. Taigi pilnas kryžius tikrai užtikrina tą pagrindinio lanko standumą, nes tie minimalūs reikalavimai su vienu vamzdžiu, vienu įstrižainiu palieka tas kojas ganėtinai minkštas. Apsivertimo jo, viskas ok, bet jeigu iš šono gauna, tai tos minkštos kojos per daug nesaugos be kryžiaus. Įdedu įdėjus kryžių, užsipildo viskas trikampėm, geometriniam figūrom ir taip atsiranda standumas. Kadangi mes jį darėm įvyrintą, mes jį galim stipriai prie galinių amortizatorių pritvirtint. Taip gauna kėbulas truputį standumo. Taip pat spyris, kaip ir kitur pritvirtintas, atlieka savo funkciją. Taigi truputį vamzdžio daugiau, bet funkcionalumo atsiranda ir kėbulo naudai. Ir galbūt vienas iš tokių paskutinių elementų, tai yra mūsų diržų skersinis. Kaip žinia, vėlgi ir Lasvas labai daug akcentuoja diržų padėties tvirtinimo teisingumą. Tai vėlgi visus jo reikalavimus būtent dėl saugumo reikia atsižvelgti ir tas užtikrina optimaliausią, saugiausią pečių diržų tvirtinimo vietą. Čia maždaug pagal Karolinos sėdynės, pagal sėdynės skylės, pagal Karolinos sėdėseną, tame aukštyje, kada diržai bus beveik horizontalioje pozicijoje. Arba horizontalioje, arba truputį į apačią. Yra daug geriau, nei kad nuvesta būna į taip žemai ir jie žiūri vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę. Tai šiuo atveju mes juos padarom vieną šalia kito ir labai teisingai padėti. Tada priekinio smūgio atveju diržai esantys čia negniuždo per pečius, taip kaip esantys apačioje diržai. Taip, na aišku, lubos duoda grožio, galbūt nedasileisimės taip gražiai iki viršaus. Truputį tarpuko palikau, kad būtų lengviau pasispalvinti. Tada ką? Na, čia tarpas ir Karolina turi šitas detalės, juodas ir atrodo nepatogiai, bet stiklas ir atsisuka ir prisisuka, galima prieiti prie stiklo skylių. Darbelis nėra sudėtingas, visada reikia viską atlikti kuo kruopščiau. Ar tai pavyko ar ne, galit patys pasižiūrėti.
aš vėl esu pas Mad Metal garaže pas Andrių ir mano mašina jau yra paruošta. Aš jau turiu dokumentą, kad mano lankai, kuriuos jis man jau sudėjo, atitinka FIA reglamentą C kategorijos ir štai jie. Jie jau čia. Jie yra neišimami, tai yra puslankiai, bet jie yra neišimami. Jie yra suvirinti į tam tikrus taškus. Aš manau, kad tai sustiprins mano mašinos kėbulą. Taip, nudažyti bus sudėtingiau, bet kažkaip įveiksim ir turėsim tvirtą, patikimą automobilį. Tai va. Nuostabus darbas. Labai džiaugiuosi, labai ačiū. Ir ką, teliko važiuoti į Kauną atgal. Ir, nežinau, daryti kitus darbus, ruoštis sezonui, tobulinti saloną. Nes šią žiemą esu užsikepusi, užsiciklinusi pakeisti saloną iš pilko į juodą, nes kažkaip pradėjau norėti švaros, tvarkos, o man pilkas salonas niekada nebuvo prie širdies ir jis toksai, galima sakyti, taplus. Nesižiūri. Jau Andrius sudėjo man juodas lubas. Labai džiaugiuosi, ačiū Voveriui, kad man jas padovanojo. Ir, nežinau, beliko apšytkės, panelė, kilimas, jau realiai beveik viską ir turiu. Tai žiūrėsim. Tai va, dabar laukia šitų visų detalių dėjimas ir salono dažymas. Dar nežinau, kokia spalva, sugalvosim kažkaip kažkada. Tai va. Puslankis yra privirintas dėl didesnio standumo kėbulų suteikimo ir saugumo. Taip galima labiau į tolimesnius kampus automobilio įsirėžti, nei kad su išimamu. Išimamas turi būti labai kompaktiškas, kas sumažina tą, kaip sakyti, atramos taškų paskirstimą į kėbulą. Ir dažniausiai išimamas būna mažesnis, toliau nuo kėbulo linijų, kas mažiau truputį apsaugotų. Taip, įdėjau pilną kryžių, kad tai nebūtų minimali konfiguracija. Pilnas kryžius suteikia standumą pilnai apjungus pagrindinį lanką, nes kai būna vienas įstrižainis, tai viena koja iš tikrųjų ganėtinai minkšta tokia lieka. Jeigu gautum iš šono, tas pilnas kryžius tikrai tave labiau saugotų negu kad vienas įstrižainis. Labai svarbus elementas diržų skersinis, kuris tavo padaro taisyklingą diržų padėtį arti horizontalo arba beveik horizontalę, nes kai būna į apačią kėbulą nuvesti diržai, smūgio metu tave diržai gniuždo, spaudžia tavo stuburą, o kai jie yra horizontalioj padėti, tada jie tave laiko nuo to lėkimo į priekį, negniuždydami tavo nugaros. Tai čia yra toks svarbus elementas ir vėlgi tai yra saugumas. Pradedam kažką gazuot, prasideda įvykiai ir nepamirškim, kad turim grįžti namo saugus ir sveiki. Nes kai kas namie gali laukti.